Hare Krishna. Taigi pirmasis namų darbas yra iš Šri Išopanešad knygelės. Ir klausimai yra, koks yra vedų tikslas ir kaip vedas galima suprasti šiandien. Ir prieš pasakydama atsakymus labai turiu didelį prašymą jums. Jeigu jums patinka mokytis kartu ir norit gauti pirmieji atsakymus į klausimus, tai labai prašau paspauskit mygtuką prenumeruoti, paspauskit laiką ir ką nors pakomentuokit. Man labai daug reiškia, jeigu šitai padarysit, nes taip aš suprasiu, kad jums tai yra svarbu ir jūs norit gauti daugiau žinių su Krišnos sąmonė, su Krišnos sąmonės žinute ir kad taip pat ir internetas ir visi tie robotukai, algoritmai taip pat jie žino, kad tada pasaulis nori daugiau žinios apie Krišną. Taigi, pirmasis klausimas. Koks yra vedų tikslas? Tai žodis vedos reiškia žinios. Ir tai ne šiaip bet kokios žinios, tai yra transcendencinės žinios, tai yra dvasinės žinios apie Krišną, apie aukščiausiąjį Dievo asmenį. Ir jų tikslas yra pažinti Krišną, leisti mums pažinti Krišną. Krišna pats sako, kad tikrasis vedų tyrinėjimo tikslas yra pažinti mane. Beje, atsakymai į šios klausimus yra iš Šri Išopanešados įvado pagal A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupados paskaitą įvykusią 1969 m. spalio 9 d. Anglijoje, Londone, Conway Hall. Ir šita paskaita yra įvadas į Šri Išopanešadą. Antrasis klausimas yra, kaip vedas galima suprasti šiandien. Tai man buvo labai nuostabi realizacija šitą klausimą atsakinėjant, nors atrodo daug kartų girdėjau atsakymą iš šitą klausimą, kad vedas galima suprasti tik tais klausantis, taip kaip vaikas pažįsta pasaulį klausydamasis mamos, taip ir mes galime pažinti Krišną klausydamėsi apie jį iš šventraščių ir iš bona fide dvasinio mokytojo, iš guru, kuris jau yra išstudijavęs šventraščius ir jų žinias gavęs iš savo dvasinio mokytojo paramparos keliu, perduodama mokytojas mokinys. Iš tikrųjų lygiai taip pat kaip ir mama moko dukrą, dukra vėliau moko savo dukrą, anūkę ir taip žinios yra perduodamos su meile vieni kitiems. Taip pat studijuojant Šrimad Bhagavatam ir Bhagavad Gita. Bet niuansas, negalima išmokti tik tai skaitant knygas, negalima tų žinių pažinimo Krišnos gauti tik tai skaitant knygas, reikalingas ir dvasinis mokytojas, nes kaip ir vaikui reikalinga mama, reikalinga mamos meilė. Negalime meilės gauti vien tik tais iš knygos, o be to mama gali pamokyti vaiką. Jeigu kažką daro negerai, tai taip pat ir dvasinis mokytojas gali mus pamokyti, jeigu kažkur, taip sakant, nugrybauja į šoną. Taip pat gali pagirti, jeigu kažką gerai padarome su meile kaip mama vaikui. Taigi, pilną atsakymą tekstinį dar įdėsiu į šio filmuko aprašymą. Hare Krishna, nuostabios dienos Krišnos sąmonėje.